Kristui. Taigi čia bijūnų kvapų apsuptyje žvelgiame aukštyn, laukdami šventosios dvasios atsiuntimo šventės, kuri uždegtų širdis, kuri duotų daugiau šviesos, jeigu prieblanda labai niūri. Tai tikime, kad prisikėlęs viešpats jaučia, ko mūsų širdis trokšta, ko mes ilgimės, ir jisai yra pakankamai sąžiningas, pats pabuvęs žmogaus kailyje, turi gerą atjautą, nuojautą. Tai pasitraukdamas į tėvo artumą, jisai tą pažadą davė, kad atsiųs tą dvasią, kuri paguos, kuri duos tvirtumo, atvers horizontus, glaus, mylės. Tai ir skaitome šventą raštą, prašydami Dievo malonės, kad patikėtumėm tai, kas parašyta, ir kad tai, ką skaitome, kad priimtumėm kaip didelio autoriteto raštą ir kad galėtumėm vadovautis tuo. Ir šiandien vėlgi šventas raštas jau paskutiniai yra vakarienės metu pasakyti žodžiai, kurie irgi galingi. Tai tegul viešpats ir padeda mums paveikti kitus žmonės, nes Dievas per Kristų paveikė mokinius, o per mokinius paskiau plito krikščionybė. Pasiklausykime iš apaštalų darbų, kurie kalba apie Pauliaus istoriją. Paulius, kuris vėlgi eilinį kartą į teismą patenka, ir kaip jisai gudriai, apsukriai elgiasi, ir tai leidžia jam paskui atsidurti galų gale Romoje, prieš tai buvusi Jeruzalėje. Žodžiu, jisai tampa į kalinio vaidmenį eina. Pasiklausykime, kas atsitinka. Iš apaštalų darbų, norėdamas tiksliau išsiaiškinti, kuo Paulius žydų kaltinamas, tribūnas įsakė jį išleisti iš kalėjimo. Liepė sušaukti kunigus bei visą teismo tarybą. Ir atvedęs Paulių pastatė jų akivaizdoje. Žinodamas, kad viena dalis buvo sadukėjai, o kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai: broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos, ir jūs mane teisiate dėl mirusiųjų prisikėlimo vilties. Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukėjų kilo barnis, ir susirinkimas suskilo. Mat sadukėjai neigia mirusiųjų prisikėlimą, angelų ir dvasios buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta. Todėl pakilo didelis klegesys. Kai kurie rašto aiškintojai iš fariziejų įsiterpė į ginčą ir sakė: mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. O kas, jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas? Įsisiautėjus smarkiems ginčams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš minios rankų ir nuvesti į kareivines. Kitą naktį Pauliui pasirodė viešpats ir tarė: būk tvirtas, kaip liudijai apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liudyti ir Romoje. Tai Dievo žodis. Taigi, Paulius, rinktinis indas, pats kažkada buvęs persekiotojas, štai dabar visą savo esybę tampa skleidėjas, ta dvasia, kuri apsigyveno jame, verčia jį naudoti visus tos natūraliuosius, prigimtinius talentus, apsukrumą, įžvalgumą, ar ne, štai
net sukiršindamas tarybą, pasinaudodamas jau amžiais bet vyrančią įtampą tarp jų. Tai melskime ir mes, kad vėlgi to būtumėm gudrus kaip žalčiai, kaip Jėzus kalba, bet neklastingi, bet kad mokėtumėm susiorientuoti įvairiuose situacijose. Pasiklausykime Evangelijos. Viešpats jums. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi. Šventasis Tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės. Tegul visi bus viena. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena, aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai. Tai dar ir rytoj skaitysime Jėzaus žodžius, kuriuos jisai kalbėjo, ir tie priesakai, kurie jam prieš jau atsiskiriant buvo pasakyti. O šios dienos šitą Evangeliją kaip tik irgi jaudinanti. Jėzui rūpi, kas atsitiks su jį sekančiais žmonėmis, kurie be abejo išduos, dar po kelių valandų. Išsibėgios, lakstys, bet štai tas rūpestis, kad jie patikėtų pažadu, kad yra mylimi, kad kaip tėvas myli sūnų, tokia pačia meilė jie yra mylimi. Ir kad jie būtų viena, kad ir tas maldavimas, kurį Jėzus pakėlęs akis į dangų meldžia, ir paskutinis jo prašymas buvo likite viena. Ir graudu, iš tikrųjų, graudu darosi, kad dažnai kiek suskilimų, ar ne, kiek susipriešinimų, kiek paskiau tarp pačių krikščionių, dėl vienų ar kitų priežasčių, ar ten nacionalinių, ar turtinių, kiek vyksta kovų, kiek Baltramiejaus naktų, kiek buvo, ar ne. Ir visa tai yra žiauru, yra pasišaipimas iš tos maldos. Ir kada pagalvom apie save irgi ir matom, kad tos kažkokios ambicijos iš vidaus kartais, žinai, bet impulsai kala ir sako, pamokysiu aš jį, aš jam neatleisiu, arba dar kažką, tai kaip jisai taip gali. Ir tada skylame. Tai ir melskime gerojo Dievo, kad tas jo meldimas ir tie štai žodžiai, kurie sako, ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės, tegul visi bus viena. Tai melsiasi jisai už apaštalą, už tuos savo mokinius ir paskui už tuos, kurie išgirs arba pamatys ir įtikės Dievu per mokinius.
mes, kada galvom apie save, tai mes irgi įtikėjome per savo tėvus arba vienaip ar kitaip su savo istoriją. Tai jisai už mus meldžiasi, bet jisai meldžiasi, kad ir tie žmonės, kurie per mus įtikės į Jėzų, irgi būtų viena. Tai mes irgi esame siunčiami elgtis taip, gyventi taip, kad kažką reikštumėm kitam žmogui, kad kitas žmogus arba kiti žmonės atpažintų Jėzų, ar ne, kad jį šlovintų, kad šventosios dvasios ir prašome dovanų, kad padėtų mums būti drąsiais, tikrais savimi, nemelagiais, neveidmainiais, o kad kažkokia tai šitam pasaulyje, kuriems atrodo visiškai, kuriam nebeįdomus Dievas yra krikščionybė, kad kažkaip, ta Dievo dvasia veiktų. Tai va, tai klausimas, ar mes tik tikime, ar mes galim priimti, kad, pavyzdžiui, šiandien kai kurie žmonės išgirdę mūsų žodžius arba pamatė, kaip mes elgiamės, kad jie pagalvos, ar ne, kažkaip tai apie Dievo meilę, apie Kristų. Ar tikime to, kad per mus Kristaus dvasia gali paliesti kitų žmonių širdis? Ar per giesmę, ar per kalbą, ar per maldą? Tai ar tie vaikai, kurie į stovyklas važiuoja, kurie dabar egzaminuojami, ar turi tą šansą. Tai va, tai ir įsitraukti ir būti viena ir tikėti, kad meilė, kuria Jėzus yra mylimas ir kurie jisai mus myli, kad jie gali patirti. Tai melskime, kad jisai būtų mumise, mes būtumėm jame, kad ta vienybė su Dievu padėtų mums mūsų gyvenime, mūsų įvairiose situacijose ir paliestų ir kitus žmonės. Garbėsiu Kristui, ačiū tėvui Gintarui, atradinkas nuoširdžias įžvalgas, kur aš manau, kad mes kitą kartą tie žodžiai paliečia ir perduoda mums ne vienam tą žinią, kad mes išgirstume ir suvoktume. Pasiklausykime, kągi sako šiandien žodis tarp mūsų, atliepiant Evangeliją pagal Joną. Aš meldžiu, tegul visi bus viena, kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje. Ji būna čia, kai meldiesi, nors jos vardų neištari. Ji yra neregima ir slėpininga, bet drauge galinga ir kelianti pagarbų virpulį kiekvienam. Ji mus įtraukia į patį švenčiausiosios trejybės gyvenimą. Ji įkvėpė Evangelijas ir laidavo, kad Jėzaus žodžiai išliks visiems laikams. Tikrai nesunku atspėti, kas ji. Tai šventoji dvasia. Ir toks jos veikimo būdas. Jis dažniausiai būna tyliai, neregima veikėja, bet drauge galinga, galinti daug ką išjudinti. Ne veltui vienas iš jos įvaizdžių yra vėjas, kylanti iš tėvo ir sūnaus. Dvasia stengiasi išlieti dieviškai gyvenimą kiekvienam atsigręžiančiam į Dievą. Tėvo ir sūnaus atsiųsta iš dangaus, ji darbuojasi ir suteikdama mums daug jėgų dalytis gerąją naujieną ir ugdydama mus būti bažnyčia Kristaus kūnu. Jėzaus malda nuostabiai išreiškė dvi dvasios darbuotės. Mūsų
vieninimą į vieną kūną ir įgalinimą nešti gerąją naujieną pasauliui. Jėzus žinojo, turėsiantis iškeliauti, tai yra mirti ant kryžiaus, kad galėtų ateiti dvasia, ir jis ramiai to laukė. Jei trokšti pamatyti tavo širdyje ir aplinkiniame pasaulyje išsipildančią Dievo valią, tai žinok, kad nieko nebus be šventosios dvasios. Tad visi drauge gręžkimės į dvasią, melskime dvasią, Jėzaus maldą paversti dar paveikesnę mūsų gyvenimo tikrovę. Garbiname ir šloviname tave, šventoji dvasia, drauge su Tėvu ir Sūnumi. Kviečiame tave į savo širdis ir namus, kaip brangiausia viešnia. Vienijamės su Jėzaus malda, prašydami, kad visi taptume viena. Mokyk mus į visus savo brolius bei seserį žvelgti su meile ir nuolankumu. Parodyk mums, kaip įveikti mus skiriančias įtarumo ir nepasitikėjimo schemas. Ateik, šventoji dvasia, ir įvesdink mus į pačią trejybės širdį. Norime būti tavo dieviškojo gyvenimo dalininkai. Atmerk mūsų akis, kad išvystume tą garbę ir meilę, kurią Tėvas iškėlė visam pasauliui. Tavo galybė veikia mumyse, keisdama mus taip, jog pasaulis atpažintų Kristų kiekviename bažnyčios nariuje. Ateik, šventoji dvasia, tu visą paverti įmanoma. Taigi, ačiū, kad klausėt. Iš tikrųjų, labai stiprus įžvalgos. Artėjant tai šventai, artėjant sekminiams, tikrai mums yra apie ką pamastyti. Ir šiandien mes dėkokime Viešpačiui už visas šitas galimybės, kurias jis mums čia suteikia. Dėkokime ypatingai už didelę globą mūsų bendruomenį. Dėkokime už šitą galimybę, kad mes turime ir dvasinius vadovus, ir kad mes turim galimybę išgirsti tikrai tą žodį atveriant tą širdį. Ne tai, kad aš čia kelčiau kažką. Mums iš tikrųjų labai yra svarbu ir giesmė, kuri pakelia kiekvieną rytą. Čia jinai nuteikia kitaip. Ir kiekvieno padaryta įžvalga, tikrai Tėvo Gintaro nuoširdumas kiekvieną kartą mus pakeliam čia ir išgirstam tą. Tad šiandien mes melskime, prašykime pirmiausiai dvasinės stiprybės mūsų popiežių, kad jisai stiprintų mūsų visų pasaulio žmonės dvasiškai. Melskime už Tėvą Gintarą, prašant jam dvasinės stiprybės, kad stiprintų mūsų bendruomenės ir toliau dvasiškai. Melskime už visus jėzuitus, kad neštų tą šviesą, tą iš tikrųjų švietimą į tą mūsų Lietuvą, ko taip labai reikia. Melskime už mūsų prezidentę, melskime už mūsų valstybės narius, Seimo vadovus, švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojus, ministrą. Melskime už mūsų savivaldybės vadovus, už merą, prašydami šventosios dvasios atsiuntimo jų širdis, kad tie jų priimti sprendimai būtų pagal Dievo valią. Jei bus pagal Dievo valią, mes būsime viename ir bus mūsų tautos labui. Šiandien yra pas mus dar Genutė svečiuose. Melskime mes už Antano bažnyčios kunigą
kuris perėjo dabar į vikarus, iš tikrųjų prašydami jam dvasinės stiprybės, mus taip pat daug kas sieja, Albinutė taip pat yra šitos bažnyčios narys, prašykime dvasinės stiprybės, kantrybės jam. Šiuo metu laikas taip pat yra nelengvas. Melskime mes taip pat už mūsų bendruomenės žmonės, mūsų karaliaus Mindaugo, mūsų Šventojo Ignaco Loretos kolegijos bendruomenės, visus, kurie laiko egzaminus, kurie iš tikrųjų yra stovyklose, kurie dirba tą darbą. Na, kiekvieną kartą gauname informaciją iš Pervalkos, iš Aukštadvario, iš Palangos, baigia darbą 11, 12 ir 1 valandą. Žmonės dirba tikrai su ta dvasia, pasiaukojančiai. Na ir dėkokime ir Kaune, dėkokime Viešpačiui už visas šitas galimybes, kurias mes turime. Šiandien mes melskimės ypatingai, aš manau, Romutė yra. Melskime už Romutę, kuri švenčia savo labai gražų, jaunatvišką jubiliejų. Prašykime mes jai stiprybės, prašykime jos šeimai, jos artimiesiems, melskime už ją. Taip, matau, Romutė. Melskimės mes taip pat už tais mūsų mokinės, kurios tikrai dalyvauja ir Romutės ir kitų dėka, daro savo parodas, išstato tikrai, piešia, stengiasi. Aš manau, kad tai atveria mūsų širdį gėrių, atveria mūsų širdį meilį. Prašykime Viešpaties malonių visame kame šitiems žmonėms. Melskime mes už visus mūsų, už visas mūsų šeimas, už mamas, kurios laukiasi vaikelių. Prašykime Viešpaties malonių, šeimos metai neleitų paskelbti. Prašykime mes tų malonių ir mūsų visiems vyriausybės, Seimo nariams, kad tie sprendimai būtų priimti šeimų stiprinimui, o ne šeimos ardymui, kad Viešpats stiprintų juos visus tame ir šventoji dvasia, kaip šiandien pasakyta, kaip vėjas, neapleistų mūsų. Dėkokime Dievui, kad vakar tikrai buvo pat nelengva diena. Nijolė, ir iš tikrųjų mūsų bendruomeniai, daug vadovų buvo susirinkę ir reikėjo, manau, daug jėgų atiduoti tam, kad vyktų viskas sklandžiai, kad būtų atverta ta širdis meilė. Ir dėkokime Dievui už tais akimirkas. Melskime už visus mūsų mokytojus, kurie čia dalyvauja. Ir tikrai tai svarbios dienos mums patiems, kad mes išgirstume tą žodį. Melskime, prašydami sveikatos ekscelencijai, Albinutei, visom jos seserėm, visiems kitiems sergantiems bendruomenėm žmonėms. Melskime už stojančiuosius, kurie čia ateina, kad jie rastų čia gerą atvirą. Melskime mes taip pat už išėjusius mūsų žmonės. Melskime už Valytę, melskime už Ritą, už Simoną, už Darių, Alfonsą Kazį, Aušrą, Liliją, Mariją, Ingridą, Rimantą, Ireną, Violetą, Sigitą. Melskimės už Lengutės mamą, kurią vakar palydėjo jam žinai kelionę, netikėtai išėjusią iš gyvenimo. Irena, prašykime Marijos globos, jų sieloms, mūsų reikaluose paskui. Mintyse aplankykime savo išėjusius mums brangų žmonės.